Kalispera. Geros popietės linkėjimai iš Kretos, iš miesto, kuriame auga, kaip matote, už mano nugaros auga apelsinai. Ši savaitė, praėjusią savaitę iš tikrųjų buvo skirta vien tik tai kretietiškams vaisiams ir ačiū visiems, kurie suskubo juos užsakyti, rezervuoti, įsigyti, nes iš tikrųjų net nesitikėjom, kad taip greitai tie vaisiai atkeliaus iš Kretos į Lietuvą. Taip, tie, kas galbūt nematėt, negirdėjot, pasakysiu, kad mes su Jurgita suorganizavome siuntas iš Kretos tiesiai į Vilnių ir Kauną, vaisių, apelsinų, avokadų, citrinų, greipfrutų, mandarinų ir buvo labai greitai viskas parduota ir ačiū tie, kas suskubo, nes tai yra visiškai ekologiški vaisiai. Tie, kas dar jų turit ir dar neišmetėt žievelių, netgi galiu pasakyti, susidžiovinkite tas žievelės, jūs galėsite jas naudoti, nes įsivaizduokit, tie vaisiai buvo nieko nepurkšti, jiems niekas nedaryta, jokių dujų jie net neturėjo, kol keliavo, tai buvo tiesiog nuskinti nuo medžio vaisiai, kaip ir štai prieš mane augantys šitie apelsinai, ir jie buvo sudėti į dėžes ir atkeliavo iki Lietuvos. Tik tai va šitų apelsinų, tai aš tai neskinčiau ir jums nesiūščiau ir net pats nevalgyčiau. Ogi kodėl? Ogi todėl, kad čia miestuose, o aš esu mieste, Chaniui, ne senamiestyje, beje, jums gali pasirodyti, kad tai yra senamiestis, matant tas senasis langinės ir seną namą, ne, tai nėra senamiestis, apie tai papasakosiu netrukus. Ir čia labai daug auga apelsinų, bet tai yra kartieji apelsinai, dar kitai vadinami neraci. Jei kas keliavote mano ekskursijose, turbūt atsimenat, kai mes valgydavom neraci uogienę, kai kas jas gamina, šeimininkės moka iš šitų neraci apelsinų pagaminti uogienės, bet šiaip normaliai šitie apelsinai, kas jie krenta ant žemės ir tiesiog supūna, sušluojami ir išmetami. Ogi kodėl? Ogi todėl, kad jie yra labai kartus, neįmanoma valgyti. Jeigu būsite netgi ir Atėnuose pavasarį, ne tik tai Kretoje arba kažkur kitur Graikijoje ir matysite augančius taip vat gatvėje, tiesiog gatvėje, taip gatvėje auga apelsinmedis su gražiais apelsinukais, neskinkit. Na, nebent norit pajokauti arba norite patys įsitikinti, pirmin. Galite nusiskinti, paragauti ir patys pajusite, koks šitų vaisių skonis. Tai yra neraci, tai yra kartieji apelsinai. Tai sakau, šitų nesiūsim. Daug klausimų, aišku, po šios savaitės vaisių fiestos, ar mes turėsime vaisių dar daugiau kitomis siuntomis. Taip. Kol kas derinamės, planuojamės, ne veltui aš rašiau, kad važiuoju į sodus, į ūkininkų sodus, pasižiūrėti, kas dera ir ką galima siūsti. Galiu pasakyti, kad greičiausiai turėsim daugiau mandarinų, mažiau greipfrutų, nes prasideda pavasariniai mandarinai ir jie gali išsilaikyti. Tai kad sekite mūsų naujienas daugiausiai Facebooko puslapyje Kretos skoniai, na ir aišku, mano Kreta Facebooko puslapyje, kai tik bus naujienų, būtinai dalinsiuos. Ok, apie vaisius tiek, aišku, daug klausimų ne tik apie vaisius, bet ir apie alyvuogių aliejų, kada mes jo turėsim. Na, su alyvuogių aliejum kiek užtrukom ir aš buvau minėjęs dėl ko. Dėl to, kad vyksta, na, nedidelis karas, kainų karas, nes iš tikrųjų alyvuogių aliejaus kaina buvo uždidinta pastaraisiais metais, nes buvo mažai alyvuogių aliejaus ir dabar jinai gerokai nukritus, bent jau patiems ūkininkams mokami tikrai nedideli pinigai palyginus su tuo, kas buvo anksčiau. Ir reikėjo laukti, nes daug kas susikaupė alyvuogių aliejaus ir tiesiog neišleido į rinką, o patys ūkininkai, kurie irgi nenorėjo pardavinėti, žiūrėdami, kokios bus tikrosios kainos. Na ir dabar jau lygtai susivienodina tą kainą ir galiu pasakyti, kad gero, ypač tyro alyvuogių aliejaus litro kaina Lietuvoje su visais atvežimais neturėtų viršyti 20 eurų. Mes jau paruošę siuntą ir jinai keliaus į Lietuvą ir labai tikiuosi, kad 2-3 savaičių bėgyje, netgi gal 2 savaičių bėgyje jau galėsime pasiūlyti šviežio alyvuogių aliejaus. Vėlgi, daug kas klausia, kodėl pas mus tas šviežias alyvuogių aliejus yra žiemą, o ne rudenį, kaip pavyzdžiui jis atkeliauja iš Italijos. Rinkimas visai kitoks. Plus mes savo alyvuogių aliejų, kurį mes atrenkam, daugiau imame iš kalninių ūkių,
kur visai kitokia alyvogė, kur visai kitoks skonis pačios alyvogės ir renka tas alyvogės būtent net ir dabar, sausį, vasarį. Tai čia yra esminis skirtumas, kodėl šviežias alyvogių aliejus iš Kretos atkeliauja žiemą, o ne rudenį. Tai čia yra niuansai. Tai vėlgi skelbsim, kai tik tai atkeliaus tas alyvogių aliejus, būtinai skelbsim ir dalinsime šitą žinią, kur ir kada galite jau įsigyti, kur aišku. Viskas aišku, kur kretoskoniai.lt, bet kada? Tada, kai jis atkeliaus iki Lietuvos. Na, o aš sakau, kad esu ne senamiestyje, netgi iš mano nugaros matote ne senamiestį, bet taip esu Hanijai ir esu prie tokios vietos, kurios istoriją norėčiau papasakoti prieš perinant prie apžvalgos kitos savaitės ir apskritai, kaip čia mes jaučiamės. Tai yra senoji vila, statyta 1860 metais ir jinai yra Halepos rajone. Aš esu Halepos rajone, Halepos. Teisingai reikėtų kirčiuoti, bet kartais nulietuvinu, graikiškai yra Halepa. Gražioji vila, kurioje gyveno Marija Esperanza von Schwarz. Tai yra barono dukra, jinai gimė beje Anglijoje, nors tai buvo iš Hamburgo kilusio barono dukra. Ir jinai, čia dar vienas yra niuansus, kad buvo Garibaldžio mylimoji. Garibaldis, garsusis Giuseppe Marija Garibaldis, Italijos vienintojas, piršosi barono dukrai von Schwarz. Jinai atsisakė tekėti už Garibaldžio ir likimas iš Kaprio salos ją atvedė čia į Kretą. Jinai apsigyveno šitoje viloje, kuri, kaip ir sakiau, statyta 1860 metais. Čia dar galite matyti seną grindinį, senosius laiptus, kuriais tikrai nedrįsiu lipti, nes nežinau, kaip jie yra išsilaikę ir apskritai, ar jie atlaikys žmogaus svorį. Na, kaip bebūtų gaila, jinai absoliučiai apleista šita vila, bet turi savo štai tokią istoriją. Von Schwarz, barono dukra, yra rašytoja, išgarsėjo kaip rašytoja ir ypač išgarsėjo kaip eksperimentų su gyvūnais priešininkė, labai arši priešininkė eksperimentų su gyvūnais, ypač su gyvais gyvūnais, kas buvo atliekama labai daug XIX amžiuje ir parašiusi ne vieną veikalą apie tai ir, aišku, įtraukusi į savo grožinės literatūros knygas. Tad jeigu domėsitės ir kažkada vokiškoje literatūroje, nes be abejo jinai daugiausiai rašė vokiškai, rasite von Schwarz vardą, tai žinokit, kad jinai yra susijusi su Kreta. Tai vat, Hanija yra pilna tokių mažų istorijų, kurias įdomu atrasti, beje, daugiausia tą, kaip bebūtų gaila, atrandi ne anglų kalba, o graikų kalba. Dėl to tai yra nepasiekiama kartais keliautojui, nes mokėti graikų kalbą ne visi moka, bet Hanija yra kupina tokių istorijų ir pasivaikščioti tokiais, kad ir apleistais kampeliais, kartais be galo įdomu. Na, o tenai, kaip matote, giedruma pas mus, šilta, gražu, čia Kretoje ir aš jau vakar rašiau idėjas video iš Kretos, kad prasideda Alkionės dienos. Kas yra Alkionės dienos? Na, Alkionės dienos tai yra tas laikas, kai vaikus veda gužiai. Gužutis, gužys, graikiškai yra Alkionė. Tai yra paukštis. Lietuvoje irgi gyvena labai gražus paukščiukai. Tokie spalvoti gyvena prie vandens dažniausiai. Na, o kodėl Alkionės dienomis vadinamas šitas laikotarpis, kai išsigiedrėja ir nėra vėjo? Taip, dabar jau kelios dienos nėra vėjo ir sinoptikai nežada vėjo iki pat antradienio. Galbūt trečiadienį popietę vėjas pakils, o iki trečiadienio popietės tikrai jokio vėjo niekas nežada Kretoje ir paskui tas vėjas nurims, tai bus pietų vėjas. Tai yra įdomus fenomenas, kurį beje aprašęs yra ir Aristotelis, ne Aristotelis, Aristotelis graikiškai, kirčiuojam graikiškai, ir Aristotelis rašė, kad tai yra ir tuo pačiu mitologinis motyvas. Jeigu kada paimsite į rankas Ovidijaus metamorfozės, yra puikiai knyga, įvadas į graikišką tokią mitologiją, aišku, iš romėniškosios pusės, bet vis tiek. Ten rasite pasakojimą apie Alkionę ir Keiką. Alkionė buvo vėjų dievo Eolo dukra, jinai įsimylėjo Keiką,
savo vyrą, kuris buvo žvejys, ir jis dažnai išplaukdavo į jūrą ir Alkionė jo labai laukdavo ir jinai tiek jį mylėjo, kad jinai pradėjo lyginti savo ir Keiko meilę su Heros ir Dzeuso meilė. Kas atsitiko? Aišku, Hera pasakė, kad joks žmogus ir joks pusdievis negali lyginti savęs su dievais. Ir būtent jinai nusprendė nubausti Alkionę už va tokią garbės troškimą. Ką jinai padarė? Jinai pavertė ją paukščiu ir Keiką pavertė paukščiu. Pagal vieną versiją jie abu virto gužučiais, būtent gužiais arba graikiškai Alkionį. Pagal kitą versiją Keikas virto žuvėdrą, o Alkionė virto gužiu, būtent gužučiu. Ir negana to, Hera buvo antiek pikta ant abiejų, ant tos begalinės meilės, kad jinai pasakė, kad gužys nuo šiol vaikus ves tik tai žiemą, kada šalta. Na, kiti Olimpo dievai, Hermis, ypač Hermis pasakė, kad tai yra per didelė bausmė Alkioniai ir Keikui, dėl to kreipėsi į Dzeusą, prašydami, kad kažką jisai pakeistų Heros sprendimą. Sako, aš nieko daug negaliu pakeisti, vienintelį, ką jis padarė, padovanojo Alkionės dienas, kad gužučiai, būtent Alkionės, padėtų kiaušinius ir išvestų paukščius. Tai va būtent sausio mėnesį, vasarį, ateina. Iš tikrųjų tai yra meteorologinis reiškinys. Nuo Atlanto vandenyno dažniausiai ateina šilto oro banga, kuri užsistovi čionai be jokio vėjo. Ir oro temperatūra gali pakilti iki +20. Vakar buvo pati didžiausia temperatūra fiksuota +21 laipsnis Kretoje. Na, aš atsimenu, kai buvo ir 25. Visą šitą savaitę žadamas panašus oras, tikrai kais iki +18, +19, gal ir daugiau, pagyvensim, pamatysim. Tik tai, kaip ir sakiau, trečiadienį yra planuojama, kad atsisuks vėjas, stiprus vėjas. Čia aš be pasakodamas sutikau visą kompaniją gyvūniukų ir šeimininkų. Na, katės irgi karaliauja čionai. Nelabai draugiškai nusiteikusius. Katės karaliauja čionai ir Hanijoje. Tai baigiant istoriją apie Alkionę, tai būtent dėl to tokia savotiška bobų vasara, bet dar nuo Aristotelio laikų, tai yra dar nuo klasikinės Graikijos, šitas laikotarpis vadinosi Alkionidės merės arba išvertus Alkionės dienos. Ir mes jų sulaukėme. Aš apie tai buvau pasakojęs kelis kartus ir taip mes sulaukėme ir puikus oras. Alkionės dienas praskaidrina paukščiai, ne veltui ta istorija su paukščiai susijusi, nes mes girdime tuos dabar paukščius, kuriuos jūs girdėsite už 1,5 mėnesio Lietuvoje, gal už 2 mėnesių. Cypsi liepsnelės, cypsi kikiliai. Jie po truputį jau ar iš Šiaurės Afrikos, ar čia pat, kai kurie žiemoja ir čia, Kretoje, jau pradeda savo kelionę link šiaurės, gal link Lietuvos, gal link Lenkijos. Tai kad mūsų tie paukšteliai, kurie cypsi labai gražiai pavasarį, jau čia Kretoje pranašauja tą pavasarį. Netgi iš šešėlių mes matome, kad pavasaris po truputį artėja. Ir katės kartais morčių gėda, ne? Irgi su pavasariu susiję. Tai tikrai jaučiasi, kad po truputį keliaujame link pavasario. Žinau, kad ir Lietuvoje toks jausmas yra. Na ir yra žydinčių augalų. Jūs geriau žinote gal tokius augalus kaip šis. Man pasakysite, kas čia žydi. Kol kas pats nesakysiu. Tai, kad žydi tiesiog lauke ir dangus giedras. Tai yra Alkionės dienos. Tai va, tiek istorijos šiandien, tiesiog mažas pasivaikščiojimas Halepoj, į kurią labai rekomenduoju atvykti, nes Halepoj yra ir Hanijos archeologijos muziejus, Halepoj yra Elefterijo Venizelo namas, puikiai įrengtas, jei domitės Graikijos istoriją, pasivaikščioti po jį. Halepoj yra politiko furno, tai yra kepikla, saldėsių kepikla, į kurią aš nusitaikęs tenai, jinai ant kampo. Aš dabar nusitaikęs nueiti ten tų saldėsių prisipirkti, nes politiko tai yra miesto saldėsiai.
jei kada būsite mano gastronominėje ekskursijai, iš tikrųjų paaiškinsiu, kuo skiriasi politiko nuo choriatiko. Na, čia yra atskira istorija. Tai va, ir tikrai galima praleisti laiką ne tik tai Hanijos senamiestyje, bet ir jos tokios rajonuose kaip Halepo. Tai va, tiek šiandien tokio pasivaikščiojimo. Na, kitą savaitę nežada mums jokių naujienų, kažkokių garsių vardadienių, kuriuos galėčiau paminėti, kad galėtume atsveikinti. Kitą savaitę nebus. Vienintelis niuansas, kad prasidės naujas mėnuo ir baigsis sausis. Tai visiems sakysime Kalomyną, gero mėnesio. Nusiteikite tam, kad artėja tas laikas, kai jau būsim pragyvenę pirmąjį 2025 metų mėnesį. Ir be abejo šitas laikas yra geras įsigyti kelionėms ir praėjusią savaitę kartu su vaisiais daug bendravau ne tik apie vaisius, bet ir apie keliones, nes žmonės įsigyja kelionių paketus. Iš tikrųjų, kelionių organizatoriai siūlo labai gerom kainom kelionių paketus. Kaip žinia, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį vyko ir Adventur turizmo paroda, tai kad viskas vienoje vietoje. Ir nemanau, kad dar nespėsite, jeigu kreipsite į kelionius organizatorius dėl kelionių paketų ir kitą savaitę. Tikrai kreipkitės, dar jie turės puikių pasiūlymų, tai kad gaudykite juos tam, kad atvyktumėt atostogauti į Kretą. Na, o mes po truputį ruošiame sezonui. Esu tą sakęs, kad po truputį ruošiamės. Dar, aišku, apie ekskursijas daug pasakoti neturiu galimybės, nes nėra grafikų. Kai tik tai bus, būtinai pasakosiu. Na, o pabaigai, kaip visą laiką. Visą laiką sekmadienio transliacija baigėsi laimėtojo skelbimu, nes tarp sezono konkursas vyksta kiekvieną savaitę ir kiekvieną savaitę sekmadienį dovanojame 25 eurų kuponą apsipirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt tam žmogui, kuris atsiliepia į mūsų prašymą sudalyvauti kažkokioje diskusijai. Tos diskusijos skelbiamos kur? Facebooko grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje. Užeikite tenai. Nuo praeito savaitės diskutavo žmonės apie tai, skelbiau, kur siūlytumėt apsistoti. Ar viešbutyje, ar viloje, ar apartamentas ir taip toliau. Ir daug nuomonių, iš tikrųjų, iš to galite daug ką pasimokyti ir suprasti, kaip galima rinktis apgyvendinimą. Tai, kad užeikite į Atostogos Kretoje ir Santorinėje, plus ten galite ir patys užduoti įvairiausius klausimus, jeigu jums kažkas rūpi. Na, ir iš visų tų komentarų, kurių mes sulaukėme, mudviem su Jurgita labiausiai patiko Irmanto Ramanausko tiesiog istorija, kaip jisai atostogavo Kretoje 2 kartus. Ir šįsyk 25 eurų kuponas apsipirkti elektroninėje parduotuvėje elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt atitenka būtent Irmantui Ramanauskui. Sveikiname jį ir sekite mūsų naujienas ir be abejo mes skelbsime kitą temą, kitai savaitei, ką galime pasiūlyti ir apie ką galim padiskutuoti Facebooko grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje. Na, o aš atsisveikinu su savo drauge. Mes su juo visada draugiškai, gavo valgę, tai laiminga tokia. Katės vietinės gyvena gerai. Tai va, atsisveikinu su ja, keliauju į Politiko furno, į Politiko kepyklą nusipirkti Politiko skanėstų. Apie jo sakiau, papasakosiu kitą kartą. Na, o su jumis vėl susibendrausime be abejo po savaitės tiesioginėje transliacijoje iš Kretos. Jei yra aišku klausimų, be abejo, galite kreiptis tiesiogiai arba elektroniniu paštu manokreta@gmail.com. Bendraujam, šnekamės ir ruošiamės atostogoms Kretoje, belaukdami tiek vaisių, tiek alyvuogių aliejaus, tiek daug visko. Sėkmės visiems, geros savaitės, gero likusio sekmadienio, iki kitos transliacijos. Iki.